Sveiki, šiame video nusprendžiau pakalbėti apie tai, ko galima tikėtis šiais metais, 2025 metais ir apie ką daug kas jau kalba, bet galbūt ne visi įsivaizduoja, kaip visą tai gali atrodyti realiai. O kalbu apie dirbtinį intelektą ir agentus. Tai agentai yra toks žodis, kurį galbūt vis dažniau girdime, bet galbūt ne visai dar suprantame, ką tai reiškia. Tai kad būtų lengviau suprasti, nusprendžiau pademonstruoti su labai konkrečiu pavyzdžiu, sudėliojau tokią sistemą, kuri būtent galėtų pademonstruoti, kaip dirba ir kaip atrodo agentic workflow, angliškas terminas, lietuviškai mes jį vadiname dirbtinio intelekto agentai. Taigi, pirmiausiai, parodysiu, kaip vyksta darbas, kurį atlieka agentai dirbtinio intelekto, o vėliau jau pereisiu prie tokio labiau techninės dalies ir kam bus įdomu, pabaigoje parodysiu, kaip viskas yra sudėliota ir veikia. Tai iš principo, ką sistema daro, mes, kaip matote, čia yra YouTube, toks procesorius, pavadinau jį, kuris paima kažkokį tai video, ir šiuo atveju paimkime vieną iš Wes Roth, toks yra YouTube dirbtinio intelekto apžvalgininkas, publikuojamų video apie tai, kaip viskas tuoj pasikeis ir jau dirbtinis intelektas pradės valdyti pasaulį. Ir pabandykime šį video, tiksliau nuorodą į šį video, įkelti į mūsų procesorių ir pasižiūrėti, kas vyksta. Iš esmės, kas vyksta, trumpai jeigu papasakot, sistema analizuoja video, kitaip sakant, kadangi anglų kalboje visi video turi automatinį transkribavimą, tai tą transkribavimą yra labai paprasta transkribuotą video tekstą tiesiog pasiimti iš YouTube'o. Šitą informaciją mes įkeliame būtent pirmajam agentui, šiuo atveju Google Gemini, ir pirmasis agentas atlieka pradinę analizę. Kaip matote, čia yra jau pateikta, kol kalbėjau, jau spėjo atlikti pradinę analizę agentas, pateikia santrauką, viskas vyksta anglų kalba. Vien dėl to, kad kiek pačiam teko susidurti, nežinau, kiek jūs patys pastebėjot, kad dažniausiai anglų kalba, didžiųjų kalbos modelių pateikimi atsakymai yra paprastai geresni negu, tarkim, lietuvių kalba, dėl to visas pradinis procesas, aš bent jau stengiuosi atlikti kiek įmanoma anglų kalba. Taigi, pradinė analizė, apie ką yra visas video ir kas jame kalbama, agentas jau pateikia, tai pirmą turime santrauką, apie ką apskritai yra kalbama, ir išskiriamos pagrindinės temos. Tai temos yra suskirstytos tam, kad mes vėliau galėtumėm analizuoti kiekvieną temą arba potemę atskirai. Ir čia išskiriamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pagrindinės temos. Ir vėliau, kas vyksta, darbas perduodamas antram agentui ir jau šitas agentas pavadintas kaip tyrimų agentas ir atlieka paiešką internete kiekvienai temai atskirai. Ir sakykime, jeigu mūsų pirma tema Technological Singularity, tai čia yra apie simuliacijos teoriją, ir atlieka būtent šią potemę paiešką internete ir kiekvienai potemiai turi užduotį, ką sako apie tai dabartiniai įvairūs tyrimai, eksperto nuomonė, kokia yra statistika ir duomenys pateikiami ir kokie galbūt vyksta pokalbiai, debatai būtent šią temą. Ir taip kiekvienai temai šitas tyrimų agentas atlieka paiešką ir pateikia rezultatus apie tai, ką randa internete. Ir čia, kaip matote, kai pateikiamas atsakymas, yra pateikiami ir numeriukai, ir tai yra nuorodos į šaltinį, kuriuo remiasi būtent šitas agentas. Tai tokiu būdu mes galime išvengti tos dažnos problemos, kai dirbtinis intelektas, didieji kalbos modeliai tiesiog haliucionuoja ir pateikia mums neteisingą atsakymą. Ir norėdami patikrinti, galime praplėsti dar pateiktus šaltinius ir nuorodas, pateikiama citata, būtent kuo remiamasi ir
kaip yra, kas yra paimama iš konkretaus šaltinio, galima paspausti ant to šaltinio ir patikrinti patys, kas ten yra rašoma ir įvertinti, ar tiesiog pateikiamas vienas arba kitas šaltinis yra tiesiog patikimi ir ar galbūt tai yra, kaip sakoma, pletkų lygyje ir tos informacijos nereikėtų priimti rimtai. Tai tokiu būdu mes vėlgi turime tą savotišką kontrolę ir galime patikrinti, ar informacija pateikta ir surinkta yra verta dėmesio ir yra mums tinkama. Vėliau trečias žingsnis, jau visa šita surinkta medžiaga, tai yra apibendrinimas apie YouTube video, kas yra kalbama YouTube šitam būtent įraše ir surinkta medžiaga iš paieškos pagal tam tikras potėmes, pateikiama jau trečiam agentui, kurio užduotis yra sugeneruoti straipsnį, šiuo atveju anglų kalba. Tai vėlgi, kaip matote, atsakymas yra okay, here is professional article for New York Times. Tai čia ir, kaip vėliau matysite, kokia yra užduotis būtent agentui parašyti straipsnį New York Times leidiniui. Ir vėlgi tai yra tam tikra nuoroda, kokio stiliaus laikytis ir kad tai nebūtų kažkoks tai blog stiliumi parašytas, bet labiau žurnalistiniu stiliumi parašytas straipsnis. Tai visą šitą informaciją dirbtinis intelektas susistemina, paruošia antraštę, įžangą ir išskiria tam tikrus pagrindinius principus ir svarbiausias dalis ir netgi pateikia nuorodas, iš kur paimta informacija, kuom remiamasi, pateikiamos taip pat ir citatos į video, iš kurio irgi imama dalis informacijos. Ir vėliau kitam agentui, vėlgi atiduodamas šitas sugeneruotas straipsnis ir jo prašoma parengti iš sugeneruoto straipsnio įrašą LinkedIn. Vėlgi, viskas vyksta kol kas anglų kalba, kad išlaikyti visus kalbos niuansus, stilių ir vėlgi norint geresnio rezultato. Tai trečiasis agentas jau tai yra kitas modelis negu kad buvę prieš tai ir matome, kad šiek tiek kitoks yra atsakymas. Agentas šitą užduotį išskaido į smulkesnės dalis, understanding the goal, tai reiškia bando suprasti, kokia yra užduotis, koks yra uždavinys. Tada nustato pagrindinės žinutes, tada galvoja, kas galėtų būti tokios pagrindinės idėjos, kurios užkabina. Value preposition, tai kodėl turėtų būti šitas įrašas svarbus skaitytojui sugalvoja. Ir iš viso atlieka 10 žingsnių ir kas įdomu, kad neretai šitas būtent modelis, vėliau parodysiu koksai, dar viso šito mąstymo eigoje dar kartą pasitikrina, ar viską gerai parašė ir neretai tam tikrus dalykus pataiso, grįžta prie savo klaidų, jos ištaiso ir galiausiai pateikia straipsnį, šiuo atveju LinkedIn paruoštą įrašą. Ir dar 2 žingsniai. Tai lietuviškos versijos. Tai jau berods 4 agentai atidirbo savo darbą ir dar vienas agentas, jau jam yra užduotis parengti lietuvišką versiją būtent parašyto straipsnio anglų kalba, tai kitaip sakant padaryti vertimą ir kaip matote šitas agentas taip pat pradžioje masto apie užduotį, tai deconstruct the request, initial transformation, formatavimas, citavimas ir taip toliau viską išskaido ir galiausiai turėtumėm apačioj jau pamatyti rezultatą, išverstą tekstą į lietuvių kalbą. Panašiai vyksta dar viename žingsnyje, kai dar vienas agentas verčia LinkedIn įrašą į lietuvių kalbą. Ir vėlgi panašus procesas, kai yra dekonstruojama, suprantama ir galiausiai mes
turime, kur čia ta paskutinė, taip, galutinį rezultatą, turime įrašą parengtą LinkedIn. Tai taip atrodo agentic workflow arba darbas, kurį autonomiškai gali atlikti agentai ir, žinoma, tai yra ganėtinai nesudėtingas pats procesas, tiesiog vienas agentas perduoda tam tikrą tekstą kitam agentui, bet vėlgi galima įsivaizduoti, kaip šitas procesas gali atrodyti sudėtingiau, kai yra kažkoks tai, dar, sakykime, galėtų būti dar vienas agentas, kuris veikia kaip, tarkim, kalbos redaktorius arba apskritai redaktorius ir nusprendžia, ar, sakykime, sugeneruotas turinys, tarkim, pirminis pateiktas straipsnis, ar jis yra tinkamas ir atitinka tam tikrus reikalavimus, tarkim, redakcijos, konkretaus žmogaus ir panašiai. Jeigu reikalavimai netitinka, netinkami, netenkinami, tuomet gali grąžinti vėlgi tam, vadinkim, rašytojui, kad jis pakoreguotų, perrašytų ir vėl redaktorius tikrina. Ir tas procesas gali tęstis tol, kol tiesiog pasiekiamas norimas rezultatas ir jau išspjaunamas, kaip sakant, galutinis straipsnis kažkoks tai surinktas. Tai visas šitas procesas truko, tiksliai sunku galbūt pasakyti būtų, bet gal minutę pusantros ir atlikta paieška, viskas susisteminta, parašytas straipsnis, LinkedIn įrašas ir padaryti 2 vertimai per minutę, galbūt pusantros. Tai žinoma, tokios paieškas ir tyrimus galima daryti ne vien tik tai apie, sakykime, ne tik su YouTube video, bet kokia tema, kur mes tiesiog įkeliam informaciją ir, sakykime, tada turime keletą agentų, kurie atlieka įvairų darbą su pateikta medžiaga, išskiria galbūt potėmes, kiekvienai potėmė atlieka po atskirą paiešką, vėl viską susistemina ir jums pateikia rezultatą. Tai dabar jau pereisiu prie šiek tiek labiau techninių dalykų, kaip viskas atrodo ir kokie modeliai naudojami. Galbūt dar yra kas žiūri ir ta techninė informacija bus įdomi. Tai bendrai kalbant apie kodo rašymą, aš nesu programuotojas, dėl to naudoju irgi pagalbinės programas, kurios padeda rašyti kodą. Tai šiuo atveju naudojau Cursor ir tai vėlgi yra aplinka, kuri leidžia tiesiog iš paprasto mūsų anglų kalba parašyto teksto sugeneruoti kodą. Mes tiesiog nurodome, pasakome, ko norime ir programa automatiškai sugeneruoja kodą. Tai pasižiūrėkime, kaip viskas atrodo ir patys principai veikimo. Tai pirmiausiai galbūt keletą dalykų, kuriuos reikėtų pastebėti, tai yra, galbūt dar šiek tiek padidinsiu, kad geriau matytųsi. Taip. Pats pirmas naudojamas modelis, tai yra Gemini Flash 2.0, tai naujas modelis iš Google. Jis vis dar yra, kaip ir eksperimentinis, dėl to jį galima naudoti kol kas visiškai nemokamai. Ir, sakykime, štai tokioms paieškoms, analizėms šį modelį pilnai galiu naudoti visiškai nemokamai. Žinoma, su tam tikrais apribojimais, limitai yra nustatyti, bet tokiem keletą užklausų per minutę, jeigu tik darau, galima jį pilnai išnaudoti. Tai pirmasis modelis turi štai tokią užduotį, išanalizuoti video turinį ir jį išskaidyti į main topics arba tam tikras potėmes. Kaip ir matėme, potėmes išskaidomas ir tada visą šitą perduodama jau kitam modeliui, šiuo atveju Gemini 1.5 Flash. Ir čia kas yra svarbu, kad būtent Gemini netaip senai pristatė paieškos arba googlinimo galimybę. Tai bent jau mano žiniomis yra vieninteliai modeliai iš Google, kurie gali atlikti paiešką. Kad ir kaip keistai tai skambėtų, Google visai nesenai tik tai pradėjo googlinti su savo dirbtinio intelekto šitais didžiaisiais kalbos modeliais. ChatGPT tą kaip ir turi, jeigu mes naudojame
jeigu einame per tą chatgpt.com sąsają, bet jeigu mes norime paiešką naudoti kaip šiuo atveju tiesiai per API kodę, to negalime daryti su ChatGPT, turime naudoti kažkokias tai papildomas išorinius įrankius būtent paieškai. Tai čia, ką daro Gemini, jis atlieka būtent paiešką internete ir čia ir yra jam nurodoma, kad for each topic, please present current searches and expert opinions, provide latest statistics or data, discuss current debates and implications. Tai mes galime šitą visą praplėsti temų sąrašą, ką mes norime išanalizuoti, kokiais kampais ir tokiu būdu surinkti įvairiausios informacijos, kuri vėliau bus analizuojama. Ir vėliau jau visą tai perduodama dar kitam modeliui, tiksliau agentui, modelis vėlgi naudojamas Gemini 2.0, Flash, vėlgi pats naujausias kol kas eksperimentinis bandomasis modelis, kuriuo prašoma susisteminti gautą informaciją. Taip, dar kitas modelis, kuris jau turi parašyti straipsnį būtent iki 1000 žodžių, beje galima patikrinti, ar pavyko susidoroti su būtent žodžių limitu. Tiesiog galim nusikopijuoti sugeneruotą tekstą, įsikelti Wordą ir pasižiūrėti. Word count 927 žodžiai. Tai vėlgi matote, labai puikiai išlaiko tą užduotą žodžių kiekį. Na ir čia irgi duoti nurodymai follow these guidelines, kaip atrodyti turi antraštė, įžanga, toliau pateikiama visa informacija ir tiesiog duodami aiškus nurodymai, ko tikimasi iš straipsnio. Ir vėliau jau keliauja sugeneruotas straipsnis dar vienam agentui ir šiuo atveju naudojamas dar vienas eksperimentinis modelis iš Google, tai Gemini Thinking Experimental. Tai šitas modelis būtent ir yra stiprioji galbūt Gemini modelių šeimos dalis, kuri panašiai kaip ir iš ChatGPT O1 modelis atlieka visą darbą etapais ir pasižiūrėkim, štai LinkedIn įrašas pirmiausia išskaido užduotį į smulkesnes tokius uždavinius ir kiekvieną uždavinį atskirai vykdo, išanalizuoja savo sukurtą kažkokį tai rezultatą, jeigu reikia koreguoja ir tik tada jau mums grąžina atsakymą. Tai kas įdomu, kad norėdami naudotis ChatGPT šiuo tuo vadinkim mąstančių modelių turime nemažai mokėti, tai bent jau turėti tą basic subscription 20 eurų per mėnesį, bet labai ribotai. Jeigu norim neribotai naudotis, turi mokėti 200 eurų per mėnesį, kad juo naudotis. O Google leidžia šiuo modeliu bent jau kol kas naudotis visiškai nemokamai. Ir čia dar pateikiami konkretūs pavyzdžiai, kaip turi atrodyti pats įrašas, labai aiškiai nusakoma ir netgi pateikiamas pavyzdys įrašo, kaip jis galėtų atrodyti kaip galutinis įrašas. Ir vėliau jau perinama prie vertimo ir panašių principų visa informacija pateikiama ir ji išverčiama ir publikuojama. Tai štai toks agentų darbas ir vėlgi, kaip tikimasi ir prognozuojama, šie metai būtent ir bus tie metai, kai mes pamatysime daugiau jau tokių veikiančių sistemų, kurios gali savarankiškai atlikti vienas ar kitas užduotis, apdoroti, generuoti informaciją ir vieniems pagreitinti darbą, o kitiems galbūt gali tekt pagalvoti apie naują darbą. Tai tikiuosi šitas video buvo bent kiek naudingas ir įdomus. Jeigu taip, ačiū, kad pažiūrėjote iki galo, spauskit patinka, pasidalinkit ir labai būtų įdomu išgirsti jūsų
komentarus ir įžvalgas, ar vis dar galvojat, kad dirbtinis intelektas jums padės, o galbūt kelia kažkokią tai grėsmę? Iki kitų pasimatymų.